Grįžę iš Petropavlikos krypties išvažiavome pusę 6 ryto, nes tai buvo pats ilgiausias ir pats sudėtingiausias maršrutas. Ir mūsų tikslas buvo artilerija, kuriai vežėme jūsų paramą, pasiekti dar dienos šviesoje, nes toje teritorijoje, o jeigu konkrečiai Černobajevkoje, važinėti sutemus automobiliais tiesiog nerekomenduojama, nes automatiškai tampi taikinys. Kelionė iki Mykolajivo niekuo neišsiskyrė iš kitų Ukrainos rajonų. Vyksta normalus gyvenimas, tačiau jau visai kitoks vaizdas prasideda, kai nuo Mykolajivo pasukam į trasą link Chersono, kuri vietinių yra vadinama mirties kelias. Priminsiu, kad pirmaisiais pilnos invazijos metais, tai yra 2022, kai rusų okupacinės pajėgos buvo užėmusios Chersoną, kelio Mykolajivas-Černobajevka kairėje ir dešinėje visos gyvenvietės, kaip buvo, taip ir liko sugriautos, sunaikintos, tos pačios kuro kolonėlės, pakelės, valgyklos, kavinės, restoranai ir tiesiog gamyklos ir gyventojų namai visi yra sugriauti ir šiuo metu vyksta su vietinės administracijos pagalba. Ekskavatoriai griauna susprogdintus žmonių namus, krauna juos į sunkvežimius ir tiesiog tuos griuvėsius išveža, kad žmonės galėtų ant likusių pamatų pradėti savo namų atstatymus. Pilnos pakelės yra iš laukų, iš minuotojų surinktų artilerijos tūtų, tiek vamzdinės artilerijos, tiek gradų, uraganų vamzdžiai. Tai yra dideli kalnai, kaip sunkvežimiais priverstų. Taip pat pakelėje pilna aikštelių, į kurias yra sutempta tiek karo, tiek mūšio metu sudegusi tiek karinė, tiek civilinė technika, tiesiog sutempta į pakeles ir vėliau iš ten tikriausiai bus vežama perdirbimui, lydimui. Įvažiavus į Černobajevką mus pasitiko sprogimai. Tie, kas pirmą kartą neskiria artilerijos, kuri yra draugiška, kuri yra svetima. Tačiau jau iš Černobajevkos virš Chersono ir į kitą Dnipro upę šaudė taip vadinami kirviai, kurie pagal NATO arba karinę kodifikaciją yra amerikietiški artilerijos pabūklai M777, tačiau kariškiai, Ukrainos kariuomenė, kadangi septynetukai panašus į kirvius, juos tiesiog vadina kirviais. Tai aš čia noriu paaiškinti, kuo skiriasi rusiška ir vakarietiška technika ir kodėl Ukrainai reikia vakarietiškos technikos. Artilerijos pabūklai M777 su specialia amunicija Excalibur, dabar tiksliai nepasakysiu kilometrais kiek, bet gali šaudyti dvigubai didesniu atstumu negu rusiški artilerijos pabūklai. Kitaip tariant, iš Černobajevkos teritorijos kirviai gali šaudyti į kitą Dnipro pusę, į okupantų pozicijas, tuo pačiu metu patys išlikdami saugus. Tai kai kuriems savanoriam buvo staigmena iš tikro, kad draugiška artilerija šaudo tokiu dideliu atstumu, tačiau vietiniai artileristai nuramino, pasakydami, kad čia viskas tvarkoj ir tiesiog išvažiavę į laukus galit pamatyti, kaip jie dirba. Černobajevkoje pasitiko mus artileristai, kurie palydėjo į savo logistikos, pavadinkim, vadavietę, kurioje mes iškrovėm visą atvežtą paramą ir perdavėme vieną automobilį Volkswagen Charan administraciniams reikmėms. Tenai artilerijai iškrovėme visą atvežtą paramą, sandėlininkas susiskaičiavo ir nedelsiant pradėjo skambinti padaliniams,
kad iš ten atvažiuotų padalinių, pavadinkim taip, aprūpinimo seržantai ir pasimtų jiem skirtą paramą. Paramą sudarė įvairūs dalykai, tai generatoriai, benzopjūklai, sausi kariniai maisto daviniai, Kauno Grūdų užpilamos sriubos, visų žmonių suneštos aukotos priemonės, pačios įvairiausios, nuo kastuvų iki automobilių remonto komplektų, oro kompresoriai, karinės uniformos, kariniai batai, šilti rūbai, pašiltukai ir dar daug įvairiausių priemonių. Artilerijos diviziono vadas rekomendavo nenakvoti čia, kur yra logistikos vadavietė, bet grįžti į nakvynę į Mykolajevą ir tamsoje nevažiuoti, nes tamsoje tolimo nuotolio rusiški žvalgybiniai dronai gali identifikuoti mus kaip karinius taikinius ir tokiu atveju panaudoti tolimo nuotolio dronus kamikadzes.